Pergalė prieš čempionus ir grupės lyderius tokiu dideliu skirtumu. Kur buvo lūžio taškas, kad taip lengvai bent jau pagal rezultatą laimėjot? Kaip futbolai sąjunga gavo jie pirmam kėlinį įvartį į Rūbinę. Gal jos tai šiek tiek ir palaužė, o gal ir, nežinau, jie pradėjo atsivėrė, labiau gal daugiau pult pradėjo. O mums, kai komandas puola, o ne nuo gynybos žaidžia, daug lengviau žaisti su jom. Tada galime kontratakų ir taip greitai įvykti ir įmušti įvartį lengviau. O kai žaidėm su tom komandom, kurios stovi gynyboje, ne visą laiką pasiseka mums pasiekti įvarčių. Ar galutinis rezultatas atspindi tai, kas vyko aikštėje? Aš manau, kad jis atspindi, nes šiaip tai jie net neturėjo pirmom kėlinį, nežinau, ar vieną ar du kartus iš ten mušė į vartus, ten nebuvo jokios net progų, net nesijautė. Toks vaizdas iškart buvo išėjus, kad jie kažkaip, nežinau, tarsi jie pasimetė, nežinau. Kaip lyderiai mes tikėjomės, kad jie iškart pradės atakuoti, o jie kaip tik tarsi atidavė mums kamuolį, iniciatyvą ir nesijautė, kad jie stipresni ir kaip tik jautė atrodo, kad jie silpnesni, nes gal jų taktika buvo atiduoti mums kamuolį ir ant kontratakų. Ačiū.